Esam antrą dieną viešbutyje, vienoje gražiausių Kubos vietoje, Kajo Koko saloje, ir paklausykime, ką mūsų kelionės galva sako mecenatas, kuris norėjo viskas įskaičiuota. Po antros dienos, net ne antros dienos, antros nakties, po pusantros dienos šiame viešbutyje, prašau, pasižiūrėkite, galim gerti, ką norim, valgyti, ką norim, importiniai, lokal gėrimai, viskas, žodžiu. Leisi man pasakyti, ar ne? Atsiprašau, prašau. Ar norėtume dar pasilikti? Dvi naktis nėra gerai, bet 7 dienas tai išpratėčiau. Nes jau man šiandien subinė pilna. Per pietus. Labiau. Turi žuvis man tokias iškepa. Vakarienė, viskas kas įmanoma. O, jau sėdėjau, nei gėrimo, neėmiau nieko, Kristina valdavo, kad turėčiau paimti. Gėriu kokteilį šiaip pakanieko. Manai, rytoj nesigilėsite šitų žodžių po 400 km ir nieko nevalgymo? Tai gal ir galėčiau. Kaip žmonės savaitę, o kilos ir valgymo. Iškesti, ne? Mes stiprus, mes iškentėjom 2 naktis. It's enough.